Šiandien norim pristatyti mėlyno liežuvio ligos situaciją. Įtarimo atvejai buvo nustatyti praeitą savaitę 2. Šią savaitę turime dar 2 papildomus. Praeitą savaitę organizavom susitikimą situacijai apžvelgti. Jeigu išsakysite poreikį dažnesniems tokiems susitikimams, organizuosime dažniau. Teritorinių tarnybų specialistai organizuos fizinius susitikimus atskirose teritorijose Lietuvoje. Tai sekite mūsų informaciją tinklalapyje ir Facebook'e. Dabar trumpai pristatys vyriausias Lietuvos veterinaras Vaidotas Kiudulas informaciją, kokią turime šiai dienai. O po pristatymo tada galėsite užduoti klausimus, atsakysime į juos. Prašom, Vaida. Tai labą dieną visiems. Aš trumpai apžvelgsiu kokią situaciją, tai bus tęstinė prezentacija. Jeigu žmonės, kas dalyvavo penktadienio pristatymoje, tai matė jau dalį šitos prezentacijos, tai čia bus papildyta informacija, ką mes šiandien žinom. Taip, kaip jau anksčiau minėjau, kad mėlynojo liežuvio liga Europos Sąjungoje gan išplitusi. Matot, žalia spalva pažymėtos šalys, kurios šiuo metu yra dalinai arba laisvos nuo mėlynojo liežuvio ligos. Tai kas aplink mus, tai Latvija, Estija, Suomija, Lietuva, dalis Lenkijos mes esam iki šiol laisvi, dalis Lenkijos yra infekuota mėlynojo liežuvio liga ir taip pat Slovakija, Vengrija taip pat yra laisvos, kai tuo tarpu visos kitos Europos Sąjungos šalis, netgi ta pati Švedija, Norvegija, šiaurinės šalis, Danija, yra infekuotos mėlynojo liežuvio ligos viruso. Taigi, vykdant įprastinę stebėseną 2025 rugsėjo 26 mes gavom 2 atsakymus iš laboratorijos dėl to, kad yra įtariama mėlynojo liežuvio liga 2 ūkiuose, Tauragės bei Prienų rajonuose. Tai ta stebėsena vykdoma ištisus metus ir mūsų planas buvo ištirti 600 mėginių, tai šiai dienai ištirta 500 mėginių su trupučiu ir iš tų mėginių buvo nustatyta, kad 2 ūkiuose yra įtarimas, tai čia gali nėra jokia naujiena, nes dar pavasarį, jeigu pamenat, mes daug informacijos teikėme apie šitą informaciją ir raginom visus būti budriai, stebėti klinikinius požymius, tai ir tikėjomės, kad ta liga gali iki Lietuvos atkeliauti, tai šiai dienai mes turim 2 įtarimus, jie kol kas nepatvirtinti. Ir atlikus epizodinį tyrimą aplinkiniuose ūkiuose, taip pat vienas ūkis, kuris taip pat buvo paimti mėginiai stebėsenos plano įgyvendinimo metu, taip pat buvo nustatyti įtarimo atvejai. Tai Tauragės rajone buvo nustatyta įtarimas galvijams, kurie pirmiausia ganėsi šalia esančiose ganyklose. Ir kitas įtarimas nustatytas ūkyje, iš kurio buvo įsigyti gyvuliai ir juos ištyrus taip pat nustatytas įtarimas. Ir Padėgių seniūnijoje atliekant įprastinę stebėseną taip pat nustatytas dar vienas atvejis. Kaip matot, visi šie atvejai labiau randasi netoli Kaliningrado pusės, kai kurie visiškai šalia Kaliningrado sienos, tai mums kelia tokį irgi abejonę ar įtarimą, kad šita liga galėjo iš tiesų atkeliauti su mašalais iš šitos teritorijos, iš Kaliningrado, kur mes visiškai nežinom kokią situaciją, kadangi jie nieko nenotifikuoja ir nieko nepraneša apie tai, ar pas juos yra mėlynojo liežuvio ligos viruso.
Kaip ir sakiau, atliekamas epizodinis tyrimas, tai kas keista, kad klinikos ūkiuose laikomiems galvijams nebuvo nustatyta, tai visi tie ūkiai, iš kurių buvo imti mėginiai, jiems nebuvo jokių būdingų požymių dėl mėlynojo liežuvio ligos, buvo atliekami ir toliau tęsiami kaimyninių ūkių tyrimai, tie, kurie yra susiję vienas su kitu, ir pastatytos mašalų gaudyklės aplink tuos ūkius, kuriuose nustatytas mėlynojo liežuvio ligos įtarimas, su tikslu, kad sugauti mašalus ir juos ištirti dėl mėlynojo liežuvio ligos vietusio buvimo. Taip pat visi veiksmai, kaip ir kalbėjom, tai mėginiai jau šiuo metu išsiųsti į ES mėlynojo liežuvio ligos referentinę laboratoriją, diagnozės patvirtinimui, atmetimui ir stereotipo nustatymui. Tai kas dalyvavo pirmam susitikime, tai tas laikas, koks reikalingas tyrimam atlikti, įprastai būna apie 10 dienų, tai mes tikimės kitos savaitės pradžioje jau gauti atsakymus ir matysim tuomet, ar tas mūsų įtarimas pasitvirtins, ar gali būti, kad jisai bus ir atmestas. Tai aišku, reikia sulaukti tų konkrečių atsakymų, tuomet galėsim teikti vienaip ar kitaip. Kas bus, kai bus nustatyta pati liga, toliau aš labai neišsiplėsiu, dar plačiau kalbės mūsų specialistai. Tai pirmiausia, apribojimų zonos bus nustatymas 150 km spindulių aplink patvirtintą židinį ir įvedama prekybos kontrolė. Šiai dienai tuose ūkiuose, kuriuose įtariama mėlynojo liežuvio liga, įvesti apribojimai judėjimui to ūkio gyvuliams. Tai būtent tie gyvuliai iš ūkio negali judėti, iki kol išsiaiškinsim situaciją ir bus patvirtinta atmesta diagnozė. Žiūrint į žemėlapį, kokios tos zonos, kad įsivaizduotumėt, tai 150 km ir iš tų nustatytų įtarimų atveju, jeigu jie pasitvirtintų, tai faktiškai visos Lietuvos teritorija būtų skaitoma užkrėsta teritorija mėlynojo liežuvio ligos atveju. Ir jau Lietuva netektų to statuso, kokį mes turėjom lig šiol. Kaip matėte, ta žalia spalva pirmoje skaidrėje, tai mes jau taptumėm, įsijungtumėm į tą klubą mėlynojo liežuvio ligos užkrėstų teritorijų šalimis. Tai toliau aš paprašysiu pasijungti Alvydą Malakauską, kuris trumpai pristatys, kas yra mėlynojo liežuvio liga, kaip jinai plinta, kaip nuo jos galima saugotis ir po to, kad Kristinas pristatys, kokie būtent apribojimai būtų taikomi, nustačius patvirtinus mėlynojo liežuvio ligą, kaip tai pasijustų patiems ūkininkams, gyvulių laikytojams, kokie papildomi reikalavimai jiems būtų taikomi. Taigi, Alvydai, prašom. Labą dieną. Aš truputį judėjime, tai kameros nejungsiu ir dar organizatorių noriu paprašyti vėl, kad man suteiktų galimybę rodyti, dalintis ekranu, nes šiuo metu man jį yra atimta. Tuoj, Alvydai. Taip, puiku. Ja, jau galiu. Turėtumėt matyti. Taip, matom, galim tik įjungti didesnį vaidmenį. Čia ne prezentacija, dar ne prezentacijos tas ekranas? Ne, viskas tokie matom. Okay. Taip, tai trumpai apie mėlyną liežuvį, iš tikrųjų niekas apie šitą ligą, jos sukėlėją plitimą nepasikeitė nuo pavasario, kas buvo kalbama, tai trumpai labai aš pristatysiu. Tai virusinė liga,
smulkieji kraujasiurbiai mašalai platina, kulikoidės, jų apie 27 rūšis Lietuvoje yra. Apie patį virusą, kuo jisai yra svarbus, tai kad yra 24 veterinariai, gyvulių augintojams reikšmingi serotipai, tie iki 29 tų serotipų, ten keli nelabai jie reikšmingi, galim apie juos net nekalbėti. Kas yra svarbu gyvulių augintojams, tai kad nėra kryžminės apsaugos tarp serotipų. Reiškia, jeigu pirmo serotipo užsikrėtė gyvuliai, tai vakcina veiks tik nuo pirmo serotipo, kurį sukurta. Nuo trečio serotipo neveiks. Europoje, 3, 8 serotipas šiuo metu yra ten pečiau, dar yra 12 iš tikrųjų vietomis nustatoma 1 serotipas, bet pagrindė 3, 8. Pats virusas plinta per kraują, tai reiškia kraujasiurbiai mašalai platina ir, tai, sakykime, adatos, jeigu naudojamos, tai galima užkrėsti, bet tai nėra labai efektyvu ir, sakykime, gali tai būti, bet tai tikrai ne pagrindinis būdas, kaip tas virusas plinta. Sperma tikrai gali plisti, jeigu viremiškas bulius paimta sperma. Viremiškas tai reiškia buvo užsikrėtęs, turi kraujyje virusų, jie taip pat patenka ir sperma. Ir jeigu spermą užšaldysim, kad ir po kelių metų sėklinsim karvės, gali karvės užsikrėsti. Placenta pereina, gimę veršeliai gali turėti tą virusą. Jeigu priklauso nuo veršingumo metu, kuriuo užsikrečia karvė, bet gali būti, reiškia, ir vaisiaus rezorbcija, gali būti abortas, silpnas gyvybingas atvedimas veršelio, kurie gali greitai gaišti. Ir kas yra svarbu, aišku, mūsų tas metas Lietuvoje, kada mes čia turim pirmus tos atvejus mėlyno liežuvio, tai, temperatūra truputį visi šaltiniai truputį ten gali skirtis, ten 5-4 laipsniai, bet mašalai aktyvus, virš 4-5 laipsnių šilumos, bet pats virusas dauginasi, kai yra virš 12 laipsnių. Mašalas turi sušilti irgi, kad virusas pats pasidaugintų, reikalinga ten polimerazė toks fermentas, tai galime, kuo greičiau atšals, tuo mažesnis plitimas turėtų būti virusų. Imlūs gyvūnai, tai avys iš tikrųjų sunkiausias ir didžiausias mirtingumas turėtų būti. Olandija, tai būtent Niderlandai tiksliau, tai taip ir atsitiko ten. Galvijai viruso rezervuaras. Jie simptomai netokie, galbūt aiškus turėtų būti, bet jie daug virusų turi, serga taip pat ožkos, elniniai, kamelidai. Gal reikėtų ką atkreipti dėmesį, kol kas klinikinių simptomų neturime nei pas galvijus, nei pas avis. Kažkas tai nei veterinarijos gydytojai, nei ūkininkai nesikreipia dėl didesnio avių mirtingumo kažkokio, Tai yra skirtingai negu situacija 2023 metai Niderlanduose, kada būtent prasidėjo didelis mirtingumas avių ūkiuose, galvijų ūkiuose, taip pat klinikiniai simptomai, pieno primilžių sumažėjimas. Tai mes turime skirtingą situaciją. Čia, kol šnekėsiu, taip pat galite pasakyti apie klinikinius simptomus, bet būtent ir Lenkijoje, kada nustatė jie praeitais metais, tai iš tikrųjų irgi be klinikinių simptomų. Nors Lenkijoje pats pirmas gyvūnas, kuriam buvo mėlynas liežuvis nustatytas, tai iš tikrųjų buvo stumbrė tiksliau nacionaliniam parke, kuri nugaišo po sunkios klinikinės ligos. Tik tai po kelių savaičių galvijams buvo nustatyta. Tai stumbrė sirgo Lenkijoje, sunkiai sirgo, nugaišo, galvijams klinikinių simptomų nėra. Pas mus Lietuvoje irgi tų simptomų galvijam, kaip jau girdėjot, nėra. Tai tokia situacija, kodėl taip yra, ar tas, kada nėra klinikinių simptomų, tai reikia žiūrėti, ar tiesiog jų nepastebima, ar, sakykime, išbrokuojami gyvuliai, ar nugaišta dėl, nugaišta, tarkime, dėl tos ligos ir mes jau jeigu nesikreipia kažkas, tai nieks nepaims mėginio, nieks nepatikrins. Jeigu tik tie, kur išgyvena, tai taip mes tada antikūnius randam. Apie prieauglį sakiau, tai vėlgi užtat svarbu gyvulių augintojams stebėti, ar nėra ligos simptomų, primilžių sumažėjimo, didesnio gaištamumo. Jeigu
niekas nepraneš valstybiniai maisto veterinarijos tarnybai, kad yra padidėjęs sergamumas, abortų, tarkim, atvejų skaičius padidėjęs, ligos įtarimai, tai tada tuo vėliau ligą galima nustatyti. Tai šitie duomenys yra labai svarbus, kaip jie tiksliai surenkami, ar pranešama, ar užregistruojami ir taip toliau. Tai gydymas prevencijos gydymo nėra, tą tikriausiai atsimenat iš ankstesnių pranešimų, gydymas tik palaikomasis. Vėlgi gali būti taip, kad tas virusai, ką jie turi, kokią savybę, kad jie kinta. Ir jie galėjo būti labai patogeniški, virulentiški, sukelti ligą sunkią, bet jie gali ir nesukelti. Prancūzijoje dabar yra 8 serotipo potipiai iš tikrųjų, kuris vienas toks senasis, kur seniau, nuo 2060 metų, jisai nesukelia tos ligos sunkios, bet naujasis patekęs ten afrikinis maždaug tokia kilmėjo, tai sukelia sunkią ligą, bet vakcinacija veikia prieš abu, aišku, 8 serotipo. Prevencija, kas spėjo tikriausiai paskaityti, nėra 100% priemonės, bet visos naudingos, jeigu naudosit. Reikia kiekvienas ūkis, kiekvienas gyvulio laikytojas priima sprendimą, kokias priemonės naudoti, pats iš principo, ne? Kodėl taip sakau? Todėl, kad tarkime, vakcinacija prie kai kurių ligų yra privaloma kai kuriuose šalyse, bet prieš mėlyną liežuvį daugelį šalių yra savanoriška vakcinacija. Tai dar nežinome, kaip čia bus, neužbėkime į priekį prieš, reiškia, tyrimų patvirtinimo rezultatus. Taigi, vakcinacija, bet ji yra iš tikrųjų pagrindinė priemonė. 2060 metai taip buvo 8 serotipas išnaikintas Europoje tik per vakcinaciją. 2023 metai atsirado 3 serotipas, sunkiai sirgo avys, galvijai, tiek Vokietija, tiek Olandija, Belgija, aplinkinė šalis. Vakcinacija sumažino gyvulių sergamumą, taip pat gaištamumą ir, kas svarbiausia, vakcinacija sumažina viruso kiekį kraujyje, mažiau viruso būna, mažiau užsikrečia kiti gyvuliai. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, aišku, sudarys tas sąlygas leidimą duos, jeigu tik tai bus tokia situacija, kad reikėtų vakcinuotis, kada bus nustatytas tas serotipas. Visos kitos priemonės, čia kur išvardintos, mašalų naikinimas, ar tai ant gyvulio, sakykime, ar aplinkoje, tai galima repelentus naudoti gyvuliams, ne? Tai jie kažkiek padės iš tikrųjų, kuo brangesnis, kuo retesnis gyvulys, tai gal ir verta būtų naudoti, tikrai. Bet tokia yra, kad vieno įkandimo užtenka užkrėsti gyvuliui, iš tikrųjų mašalas, jeigu užsikrėtęs, bet mašalai neefektyviai užsikrečia nuo gyvulių, nes to viruso kraujoje tiek daug labai nebūna. Tai prevencija aplinkoje mažinti ten, kur mašalai te gali veistis, reiškia purvas, ten kompostas kažkoks pūnantis, šlapės ir panašiai, ten pelkė, nepanaikinsit pelkės, tai nėra šansų, ne? Jeigu laukuose durpynai šlapi, ten gali daugintis tie mašalai, to nepakeisite. Uždarytus gyvulius laikyti taip galima, ypač mašalai kanda kada? Saulei tekant, saulei leidžiantis. Rudenį jie pradeda anksčiau kasti, kuo prieš tą saulėlydį, truputį anksčiau. Tai galima tokią bandyti prevenciją. Yra kita tokia medalio pusė, kad kai labai atšala, kai oro temperatūra aplinkos, tai kai kurios mašalų rūšis, yra tyrimai Europoje vakarų atlikti, kad migruoja tada tie mašalai į tvartus. Tai tokia yra problemėlė. Bet iš esmės galima būtų gyvulius uždaryti į patalpas, kad juos kažkiek apsaugoti. Aišku, tinklelius. Tinkleliai turėtų būti apie 0,5 milimetro akutės, nes mašalai 2-3 milimetrai dydžio, tai labai tankus tie tinkleliai. Ir kažkas sakys, kad tinkleliai nepadės, nes durys atidarytos, bet jeigu liga pavojinga, ten gaišta gyvuliai, sunkiai serga, produkcijos sumažėja stipriai, tai kiekviena šita priemonė pritaikyta, jie kažkiek duos efekto, tie patys tinkleliai, vis tiek mažiau mašalų bus tvarte.
Toliau oro judėjimo greičio didimas patalpose, kai kuriuose šalyse, Olandai, jie ten nustatė, kad ten, kur yra priverstinė ventiliacija, stiprus ventiliatoriai padaro, bijau dabar sumeluoti iš tikrųjų, bet daugiau kaip 3 ar 5 metrai per sekundę, nu, tai jau gana didelis skersvėjis. Jeigu tokį oro judėjimą padaro, reikėtų pasitikslinti, bet man atrodo tikrai, kad ne mažiau kaip 3 metrai per sekundę, tai tada mašalai nepatinka vėjuota tokia ta aplinka ir jie tada išskrenda, nebūna toj vietoj. Na, gyvulių ir transporto judėjimas, tai aišku, gyvuliai iš tų užkrėstų ūkių nejuda, tai viskas čia su tuo gerai, transportas, na, jeigu su gyvuliais, tai tada tie mašalų tikimybė, kad jie daugiau, kaip ir į tą transportą, į bandovežį tą įskrist gali, bet jeigu jisai tuščias, be gyvulių, išplautas, dezinfekuotas, tai, na, tie mašalam ten nėra ką veikti iš tikrųjų. Kitas klausimas, tarkime, ar į vairuotojo kabiną gali įskristi, tai tiek, kiek man teko skaityti kažkaip Olandijoje, Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, na, kad ten jie kažkokių ypatingų priemonių dėl to nesijėmė tikrai ir ten mašalų po vieną neieškojo kabinoje automobilių. Aišku, nereikėtų tikriausiai ten laikyti atidarytą ir taip toliau. Tai, na, ilgai, tarkime, išlipai, uždarai mašinas, dėl to nereikėtų pergyventi, ne? Taigi, pamatysite, ar įtarsite klinikinius simptomus, ar ten pieno, pavyzdžiui, primilžių sumažėjimą galvijams. Na, svarbiausia reaguoti laiku ir pasitikrinti. Kas yra svarbu, kad, na, pabrėšiu dar kartą, duomenų apie gyvulių sergamumą, produktyvumą, jeigu šitie duomenys nepasieks, na, kas juos analizuoja, reiškia valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, tai tada mes tiesiog Lietuvoje nežinosime, kiek šita liga sukelia nuostolių ir ar čia verta ar neverta vakcinuotis ar dar imtis kažkokių priemonių. Nes jeigu viename ūkyje gali būti tas mirtingumas galbūt didesnis, mažesnis, bet jeigu nurašysite kažkokį gyvulį, ypač avis ten savo susirgo, nes skerdimą savo reikmėm ir panašiai, tai tada, na, ta informacija nepateks analizai ir nebus naudinga. Tai tiek trumpai. Ačiū uždėmesį. Ačiū Alvydai. Tai kviečiam Kristiną Statytę taip pat pristatyti savo prezentaciją. Taip, sveiki visi. Tai mano prezentacija bus labai trumpa, nes gerbiamas Vaidotas Kiudulas jau šį bei tą pasakė. Ši informacija buvo pateikta ir praeitą penktadienį. Kokios yra ligos kontrolės priemonės, kurios yra taikomos įtariant mėlyno liežumo viruso infekciją ir ką dabar daro valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Tai pagal reglamentą VMVT turi atlikti tyrimą, kad būtų patvirtintas ir paneigtas šios ligos atvejais. Tai kaip jau informavome, tai kraujo mėginiai yra paimti išsiųsti į referentinę laboratoriją, o kol laukiame tyrimo rezultato, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba apribojo gyvūnų perkelimą ir genetinės medžiagos produktų išvežimą tik iš ūkio, kuriame jame laikomi, nebent būtų poreikis šiuos gyvūnus nedelsiant paskersti skerdyklą, gyvūnams pervežti į skerdyklą Lietuvos Respublikoje arba netgi į kitą šalį apribojimai nėra taikomi. Taip pat nurodyti yra taikyti rizikos mažinimo priemonės. Tai pati pirmoji rizikos mažinimo priemonė, tai kad galvėjas, kuriam įtariama mėlyno liežuvio liga buvo atskirtas nuo kitų ir rekomenduota naudoti priemonės nuo vabzdžių. Taip pat atliekamas epizodinis tyrimas ir imami mėginiai gali būti tose kontaktiniuose ūkiuose, į kuriuos galvijai buvo perkelti iš užkrėsto ūkio, arba tose ūkiuose, kurie galimai turėjo tiesioginį sąlytį, pavyzdžiui, naudojo bendras ganyklas, kurios susiliečia. Jeigu bus patvirtinta mėlyno liežuvio infekcija, tai tarnyba turės direktoriaus įsakymu
patvirtinti ligos protrūkį ir nustatyti zoną, kurioje yra taikomi apribojimai ir taikyti arba netaikyti šios ligos likvidavimo programą. Taip pat atliekamas epizodinis tyrimas, tai gerbiamas Vaidotas jau užsiminė, kad ne tik gyvūnų mėginiai, gyvulių mėginiai, bet ir pastatytos gaudyklės vabzdžiams sugauti, siekiant išsiaiškinti jų aktyvumo periodus ir jeigu bus pagauti būtent tų rūšių vabzdžiai, išsiaiškinti, ar jie yra viruso nešiotojai. Taip, apie apribojimus perkelimų iš ūkio jau šnekėjau, rizikos mažinimo priemonės paminėjo Alvydas. Ir taip pat, kai bus išsiaiškintas, ar tai yra iš tikrųjų mėlyno liežuvio liga ir kokio serotipo yra virusas, bus leidžiama vakcinuoti būtent gyvūnus nuo būtent nurodyto serotipo. Ir taip pat kviečiame visus gyvūnų laikytojus stebėti savo gyvūnų sveikatos būklę, bet kaip pastebėjot, kad klinikinių požymių iki šiol nebuvo nustatyta, tačiau verta išlikti budriem ir ne tik šituo jau ateinančiu šaltuoju periodu, bet ir kitais metais stebėti situaciją, galbūt jinai pasikeis į gerąją ar blogąją pusę. Tai mano ši prezentacija kaip ir baigta, tačiau, kaip suprantu, reikėtų dar pasišnekėti, kas būtų, jeigu būtų, kaip pasikeistų prekybos reikalavimai. Ar ne taip? Taip, tai gal aš pasidalinsiu dar taip pat visų dėmesiu į mūsų tinklapių. Tai visus kviečiam kasdieną pasitikrinti informaciją, kuri skelbiama mūsų tinklapyje. Tai Valstybinės maisto veterinarijos tarnyba yra aktuali informacija apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas. Tai čia visuomet jūs atrasit visą atnaujintą informaciją apie visas ligas, kurios šiuo metu plinta ar gali plisti. Taip pat yra informacija apie mėlynojo liežuvio ligą, kuri pastoviai atnaujinama ir daugumą atsakymų jūs galite čia rasti, kas liečia mėlynojo liežuvio ligą, tai visa būtent plitimo būdus, prevencinė vakcinacija, kokios vakcinos, kas jas platina, taip pat informacija ūkininkui, biologinio saugumo reikalavimai, taip pat dezinfekcijos reikalavimai, kaip pranešti, taip pat, ką ir Kristina sakė, būtent kas atsitiktų patvirtinus mėlynojo liežuvio ligą, tai čia galima surasti visą informaciją pagal šalis, kaip keistųsi tie reikalavimai, jeigu gyvuliai eksportuojami iš vienos šalies į kitą. Ir dažniausiai užduodami klausimai visą informaciją, tai iš tiesų, kam įdomu, kam to reikia, tai visuomet galite visą informaciją, naujausią informaciją matyti mūsų tinklapyje ir gauti daugumą atsakymų. Tai jeigu yra specifiniai atsakymai, visada kviečiam siūsti tuos klausimus Valstybinei maisto veterinarijos tarnybai į mūsų konsultavimo skyrių info@vmvt.lt ir jūs skubos tvarka gausit visus atsakymus, kokių tik reikia. Ir atsakinėjimą čia. Nežinau, kad Kristina dar kažką papildyti. Gal konkrečius, aš matau, kad yra ganėtinai daug klausimų užduota, tai aš siūlau pagal kompetenciją juos atsakinėti ir paskui dar papildyti, jeigu reikia. Žalgybų klausimų turim. Tai būtų gerai, kad ranką keltų tada tas irgi klausimų. Prašom, jeigu kažkas tai norit įgarsinti klausimą. Egidijus. Prašom, Egidijus. Sveiki.
Mes kaip pieno gamintojai ir eksportuotojai eksportuojame virš 70% pieno ekvivalentų į daugelį trečiųjų šalių, Europos Sąjungai, kaip ir viskas aišku, bet su trečiosiom šalim klausimas, ar nebus kažkokių tai ribojimų. Nes kada Vokietijoje pirmi atvejai pasirodė, tai vokiečiai patys veterinarai neišdavinėjo sertifikatų į trečiasias šalis ir buvo sustojęs eksportas. Nu, kaip dabar girdime iš tarnybos, kad sertifikatai bus išduodami, bet klausimas dėl kai kurių šalių, tokių kaip Azijos arba Kanada arba UK, kurie taiko gal griežtesnius reikalavimus papildomai apsisaugojant, ar nebus taip, kad prašys ištirti produktus papildomai ar išvis neįsileis produktų. Tai aš gal atsakysiu, Egidijau. Taip, iš tiesų ta situacija kiekvienu atveju keičiasi, mes negalim garantuoti, ką kažkuri trečioji šalis sugalvos ar paprašys, bet dar sykį patvirtinam, kad mes papildomų reikalavimų iš savo pusės neplanuojam ir netaikysim. Šiuo metu pagal galiojančius sertifikatus mes atlikom analizę, tai tokio reikalavimo, kad būti laisviems nuo mėlynojo liežuvio ligos norint eksportuoti pieną, tai šiandien dienai nėra ir mes bet kokiu atveju sertifikuojam siuntas pagal galiojančias sertifikatus suderintus su tom trečiosiom šalim. Žinoma, jeigu atsirastų tokia trečioji šalis, kuri paskelbus, kad liga pasitvirtintų, pasakytų, kad jie keičia savo importo tvarką ir nebepriims pieno produktų iš Lietuvos, tai mes automatiškai turėsim keisti ir tą sertifikatą, informuoti, kad ten nebegalima važiuoti. Bet tiesą sakant, aš sunkiai įsivaizduoju, kad kažkas pasikeistų ir ta mėlynojo liežuvio liga jau nebėra naujiena pasaulyje ir visos šalis žino, kokią riziką jinai kelia. Tai pieno produktams jinai yra nulinės rizikos ir mėlynojo liežuvio liga neplinta nei per pieną, nei per pieno produktus. Ir taip pat sunkiai įsivaizduočiau, kokie papildomi tyrimai galėtų būti taikomi dėl mėlynojo liežuvio ligos pienui, kadangi ten mes nieko paprasčiausiai nesuprastumėm ir nieko negalėtumėm pasakyti. Bet žinom, ir mes įsivaizduojam, kad jūs neprekiaujat su tom sunkiai prognozuojamom šalim, vežat jau pas patikimus partnerius, tai mes tokių kazusų ar netikėtumų nesitikime, kad kažkas atsitiks šiai dienai. Tai ta situacija yra tokia, kokia yra. Tai kaip matome iš kitų pusių, aišku, kai buvo taip ir pradžioje, visi išsigando tos mėlynojo liežuvio ligos, tai gal buvo kitokia nuomonė, buvo daug neaiškumų, bet šiai dienai tai gan viskas aišku ir žinoma, tai dėl to, kaip pasakyti, nelaukiam kažkokių naujienų ar netikėtumų šitoj sferai. Ačiū, Vaidai, už atsakymus. Mes irgi tikimės, nes pasižiūrėjus į Europą, kuri eksportuoja irgi tas pačias rinkas kaip ir mes, ar ne, tai visos šalys yra mėlynos, eksportuoja ir kaip ir nesusiduria turbūt su problemom, tai tikimės, kad ir pas mus nekils problemų kažkokiu būtent dėl sertifikavimo ir eksporto sertifikatų. Ačiū. Taip, tai skaitome toliau klausimus dėl kompensavimo. Tai iš tiesų yra labai skirtinga situacija kiekvienoje šalyje ir daugumoje šalyje vakcinos įsigijimas yra pačių ūkininkų finansuojamas, nėra subsidijuojamas, patys ūkininkai ją įsigyja, tik kai kuriuose šalyse kompensuoja pačią vakcinaciją, tai nėra daug tokių šalių. Ir
Yra tik tais, jeigu aš, kad nesuklaidinčiau, mes galim tą informaciją pasitikslinti, kad vakcina yra kompensuojama tik tais Ispanijoje, kurie turi patys savo gamintojus vakcinos ir valstybė juos remia tokiu būdu. Bet daugumoje šalių, jeigu paimsim ir tą pačią Belgiją, Prancūziją, vakcinacija nėra kompensuojama iš valstybės ir daugumoje šalių, nu ne daugumoje, bet kitose šalyse, kaip pavyzdžiui Lenkijoje ar Skandinavijos šalyse, tai ta vakcinacija ir nebuvo net naudojama dėl tų menkų klinikinių požymių ir nebuvo tokios būtinybės. Toliau koks čia Paulius atsakinėja. Jeigu mes visą šalį paskelbėme užkrėstą teritoriją, tai tuomet tas judėjimas vyksta paprastesnis ir be apribojimų, tyrimų nereikia. Šalies viduje. Tai kągi, daugiau jeigu klausimų nėra, tai čia mes toliau vis tiek informuosime ir esant poreikiui organizuosim susitikimus, tai turbūt savaitės bėgyje sekit elektroninius paštus, jeigu bus numatomas susitikimas, vėl visus informuosim. Ir bet kokiu atveju, kuomet paaiškės rezultatai iš referentinės laboratorijos, taip pat organizuosim susitikimą. Aišku, nepaisant tų oficialių pranešimų spaudoje, tai visiems norim susitikti, kiekvienam atsakyti tuos rūpimus klausimus, kaip iš tiesų elgtis, jeigu liga nustatyta. Arba, aišku, galbūt kitą savaitę bus susitikimas, kad galėsim visiems pasakyti, kad mūsų įtarimas atmestas. Tai laikome pirštus sukryžiavę, laukiam rezultatų. Bet matau, dar Vytautas Buivydas nori paklausti. Labadiena, ačiū už suteiktą žodį. Vytautas Buivydas, Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas. Aš šiek tiek vėliau prisijungiau, norėjau pasitikslinti ir paklausti, gal jūs jau ir kalbėjot, jeigu būtų patvirtinta iš tikrųjų, kad ligos atvejis, tai tada eksportas galvijų kaip ir būtų uždraustas. Aš teisingai suprantu. Ir jeigu dar, sakykime, nėra nustatytas tas atvejis, kaip suprantu, tai kaip ir dar galioja ir yra galimybė gyvuliukus eksportuoti. Nes čia ūkininkai skambina, sako, kainos pradėjo kristi, greičiausiai nebegalėsim išvežti gyvuliukų į užsienį. Tai vat, gal šiek tiek, jeigu jau buvo tai kalbama, tai labai atsiprašau, kad negirdėjau, bet jeigu ne, tai būtų labai įdomu iš tikrųjų, kaip tai palies eksportą ir ūkininkai pergyvena, kad tos kainos jau labai pradėjo kristi. Taip, tai eksportas negalim sakyti, kad visiškai užsidarys, jis iš dalies užsidarys, bet bus papildomi reikalavimai. Tai yra tokios šalis, kas įsileidžia tik tais iš laisvų šalių, kaip pavyzdžiui Turkija. Tai jeigu pasitvirtintų mėlynojo liežuvio liga Lietuvoje, tai aišku, tuomet eksportas į Turkiją užsidarytų. Taip pat ten tokios šalis kaip Libija ar Libanas taip pat pakliūna į tą sąrašą, kas jau nebeleistų eksportuoti. Tokios šalis kaip Izraelis, jie reikalautų papildomų tyrimų ir juos atlikus tenais būtų galima eksportuoti. Jeigu kalbame apie kitas ES šalis, tai ta situacija kiekvienu atveju priklauso nuo tos šalies, koks pas juos statusas ir kokias išimtis jie taiko. Tai iš esmės atlikus tuos papildomus tyrimus dėl mėlynojo liežuvio ligos, tolimesniam laikymui gyvulius būtų galima vežti į kitas ES šalis, jeigu tolimesniam laikymui. Jeigu skirdimui, tai į kitas ES šalis toliau bus galima vežti
ten tik užsidės papildoma našta VMVT, kad mes turėsim informuoti šalį gavėją apie galvijų siuntą stierdimui, į kokią stierdyklą važiuoja, jie turės būti pastiersti per 24 valandas. Tai bus tokių apsunkinimų, bet kad visiškai užsidarytų, tai taip nebus. Tenais labai priklausys nuo to, koks šalies statusas, į kokią ketinama važiuoti. Tai jeigu šiai dienai važiuoja stierdimui į tą pačią Latviją ar Lenkiją, matėm tenais Italiją važiuoja, tai tas toliau bus galima vežti. Aišku, kaip jau minėjau, jeigu tolimesniam laikymui, tai tuomet bus papildomi tyrimai, ištirti visus išvežamus gyvulius dėl mėlynojo liežuvio ligos. Ir aš nežinau, kokiu metu jūs pasijungėt, bet aš būtent atrodžiau tą VMVT tinklapio vietą apie aktualias ligas ir mėlynojo liežuvio ligą. Tai kas nutiktų atsitikus ar patvirtintus mėlynojo liežuvio ligą, tenai surasite lentelę su šalių sąrašu, į kokius reikalavimus jie turi atitikti. Taip pat yra ir mūsų čate linkas. Jo. Nu, tai klausimų nebuvo, mažiau gal nebuvo penktadienį, bet turbūt žmonėm jau aiškiau viskas. Tai ką, tuomet ačiū uždėmesį visiems ir planuojamės susitikimas pagal poreikį, bet kokiu atveju, kai žinosim situaciją, išsiųsim vėl kvietimą visiems, kas galėsit pasijungti, užduoti klausimus. Kiekvienu atveju informuosim apie pasikeitimus. Rašykit mums klausimus info@vmvt.lt, stengsimės kaip įmanoma greičiau atsakyti. Ačiū labai ir sėkmingos savaitės visiems. Laikom pirštus sukryžiavę, matysim, kokie bus rezultatai. Ačiū. Ačiū viso. Ačiū viso gero. Ačiū Jums. Ačiū viso gero.